Mini 76 gyvavimo metus. Mūsų mokykla turi labai gilias tradicijas ir didelę bendruomenišką širdį. Pradėdama antrus metus kaip direktorė ir po daugiau kaip 10-mečio mokytojavimo jaučiu atsakomybę ir didelę garbę. Tęsti misiją, kurią pradėjo prieš mus vykdę ištisos kartos. Mūsų mokykla tai ne tik vieta, kur mokomasi lietuvių kalbos, tai vieta, kur formuojasi tapatybė, kur gyvos tradicijos ir kur mūsų vaikai auga su tvirtu žinojimu, kas jie yra. Šeštadienį čia tai ne tik pamokos, bet ir bendruomenė. Nuo pačių mažiausių pipirų ratelių grupės iki vyriausių mokinių, besiruošiančių baigti mokyklą. Visi jūs esate šio gyvo audinio dalimi. Šiais metais mokysimės, dainuosime, šoksime, kursime, švęsime ir ne tik lietuvių kalbą ir istoriją, bet ir draugystės ir mūsų bendruomenę. Visa tai ir daro mūsų mokyklą ypatingą. Mūsų atsidavę mokytojai pasiruošę įkvėpti, padrąsinti ir palaikyti jūs kiekviename žingsnyje. Tėveliai, ačiū. Ačiū, kad atvedate savo vaikus į čia ir kad tikite šio ugdymo svarbą. Mokiniai, tikiuosi, ateisite į pamoką su smalsumu ir su dideliu pasididžiavimu. Tegu šių mokslo metai būna ne tik mokymosi, bet ir džiaugsmo, ryšio bei bendro tikslo metai. Sveiki sugrįžę. Ir kaip kiekvieną šeštadienį mes pradėsime su Lietuvos himnu. Aš paprašysiu visų atsistoti. Mokinius, mokytojus ir tėvelius. Dešimtokėms tai taip pat ypatingas momentas, nes tai paskutiniai mūsų mokslo metai šioje mokykloje. Čia praleidome daug šeštadienių, mokėmės lietuvių kalbos, istorijos, tradicijų ir kartu kūrėme gražius prisiminimus. Per šios metus išmokome ne tik kalbos, bet ir ką reiškia bendruomenė. Būti kartu, padėti vieni kitiems ir didžiuotis savo lietuviškomis šaknimis. Norėjome parodyti pavyzdį jaunesniems mokiniams, kad kiekvienas šeštadienis čia yra galimybė augti ir stiprėti. Norime
nuoširdžiai padėkoti mokytojams, kurie visada buvo mums pavyzdžiais. Jie kantrai aiškino, padrąsino ir kai buvo sunku, jie mums palaikė. Jūsų pastangos mums padėjo suprasti, kad lietuvių kalba nėra tik žodžiai. Tai tiltas į mūsų šeimos, mūsų senelius ir viso tautos istoriją. Taip pat esame dėkingos draugams ir jaunesniems mokiniams. Jūs primenate mums, kaip svarbu dalinti savo žiniomis, išlaikyti tradicijas ir drauge kurti gražią mokyklos dvasią. Norime palinkėti jums visiems drąsiai paraityti šios mokslo metus. Nebijok suklysti, nes kiekviena kalėda yra žingsnis į priekį. Atminti, kad mokykladamsai lietuvių kalbos mes palaikote ryšį su savo šeima ir su Lietuva. Mūsų šeštadienė mokykla yra tarsi maža Lietuva čia, nuliai nuo namų. Vertinkite kiekvieną momentą praleistą kartu, nes šie metai prabėgs greičiau nei atrodo. Linkime jums sėkmės niūriausiais mokslo metais. Sveikinu jūs visus, ir tėvelius, ir mokytojus, ir moksleivius, pradėjusios šią pirmą dieną, naujų mokslo metų diena. Ir tikrai nuo visos širdies, iš visos širdies dėkoju, kad jūs, būdami toli nuo Lietuvos, kažkur toli už vandenynų, išlaikote šią nuostabią kalbą, tradiciją, istoriją, kultūrą. Pirmyn ir toliau taip laikykitės. Tėveliam nusilenkiu labai žemai už jūsų kantrybę ir kiekvieną šeštadienį vežant vaikus iš Kažikur, aš matau ir iš Rhode Islando, ir iš Georgetowno, iš visur atvažiavusius. Jo, iš New Hampshire, iš New Hampshire net atvažiuoja. Tikrai nuostabus. Ačiū jums. Bluetooth, Aaron. Gal jau girdėjote, žinote, kad tai yra mano paskutiniai metai prieš jūs stovint ir sveikinant jūs, nes aš išsikeliu gyventi į kitą valstiją, bet mane pakeis du nuostabus vyrukai. Tai Bostono bendruomenės pirmininkas bus, aš manau, kad daugelis jūs juos abu pažįstate. Bostono bendruomenės pirmininkas bus Algis Brūkštus, o Taupoje mane pakeičia, jums irgi daugam žinomas šaunus vyrukas, tai Romas Juozelskis, prašau Romą, ateik pasirodys. Ir tai tradiciška Taupos čekį ramūnį, kai visada tradiciškai Taupa paremia tokias mažą pagalbėlę duoda. Ir ačiū jums visiems. Ir nemėgstu atsisveikinti, nemėgstu sakyti sudie, sakau iki pasimatymų. Ačiū Estera, ačiū Romai. Pirmiausia, Estera, ačiū tau, kad niekada nepagaili savo laiko ir visą laiką atvyksti pasveikinti mus ir atstovauti Taupą. Ir esi mūsų bendruomenės ilgametė pažiba ir užvedėja ir palaikytoja. Taip pat mes visos mokyklos vardu dėkojam Taupai už ilgametę finansinę paramą. Šitie pinigai bus panaudoti labai tikslingai, mokyklai pinigų visą laiką reikia. Tai lenkiam galvas tokiom institucijom ir Taupai už tai, kad palaiko mus kaip lituanistinė mokykla ir mes esame vienas, kaip bendra bendruomenė. Tai ačiū labai. Ir sveikas atvykęs Romai į naujas pareigas. Lauksime tavęs kiekvieną. Regina, kaip visą laiką, dar viena mūsų ilgametė palaikytoja, rėmėja mintimis ir širdimi. Regina Balčaitinė yra Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė. Labas rytas visiems. Labas rytas, vaikai. Labas rytas. Labas rytas,
Mokytojai. Labas rytas. Labas rytas, tėveliai. Labas rytas. Labas rytas, svečiai. Labas rytas. Sveikiname visus. Krašto valdybos vardu sveikiname Jungtinių Amerikos valstijų Naujosios Anglijos apygardos vardu su naujaisiais mokslo metais. Gera visus matyti, kada ateinat pailsėjusiais saulės nugairintais veidais, su šypsenom ir su nauja energija. Jūs esate labai matomi ir labai stebimi, jūs esate stipriausia mokykla diaspora. Ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir tarp kitų lituanistinių mokyklų. Mes skaičiuojame ne pagal skaitlingumą, pavyzdžiui, Čikaga turi daugiau pagal narių skaičių, bet pagal progresyvumą ir pagal mokslo kokybę. Tai ačiū labai visiems. Ačiū, kad jūs vėl sugrįžtate po vasaros atostogų. Ačiū mokytojams. Didelis ačiū tėveliams, kurie nepavargstat šeštadieniais vežti vaikelius ir praleisti laiką vardan to, kad jie mokėtų lietuvių kalbą, kad jie mokėtų ir žinotų istoriją, kultūrą ir kad perduotumėm iš rankų į rankas kitoms kartoms. Kaip matau šiandien, į mūsų gretas įsijungia vyrų daugiau. Taip, kad nenustebkite, jeigu pamatysite dar vieną jūsų buvusį mokinį, Gabrielių Žibaitį, kuris ateina į apygardą ir šį rytą turėjo jisai būti čia, tačiau nespėjo grįžti iš Kanados, taip kad jums visiems bus pažįstamas, užaugęs lituanistinėje mokykloje, Gabrielius Žibaitis. Sveikinu ir jo vardu, kaip naujų apygardos valdybos nariu, su naujais mokslo metais. Ačiū labai gerbiamai direktoriai už jos kantrybę, už sunkų darbą ir linkim tikrai kuo geriausios sėkmės. Laikykite mokyklos vairą stipriai savo rankose. Ačiū labai. Ačiū Regina už sveikinimus, už palaikymą ir ačiū už mūsų mokyklos tokį įvertinimą. Ir turiu pasakyti, kad čia ne mano vienos nuopelnas, čia yra įdėlis visų kartų daug metų, yra čia visos komandos įdėlis. Tai aš tik irgi noriu pristatyti, kad mes tikrai ruošiamės ir daug dirbom ir su pasididžiavimu ir su didelė meile galiu sakyti, kad mūsų komanda yra labai stipri. Lina Šiškienė, Jūratė Kocha. Ir tuo pačiu noriu pristatyti visiems mokytojus ir kad vaikai susipažintų su savo mokytojais. Tai prašau visus mokytojus ir pagalbininkus prisijungti prie mūsų scenos. Maja Makovsky, Iverson Young, Cecilia Clinton, Aurora Novikaitė ir Tyler Ellis. Prašom prisijungti mašiklus. Ir taip pat noriu pristatyti Lopšelė klasės pagalbininkus Dylanas ir Greta. Jie gali prisijungti. Šis tiltas, tai kelias link mūsų šaknų. Mes jas saugom ir auginam ateičiai visų. Ir nors kartais sunku būna tarti žodžius, kalbėti su draugais tikra atgaiva. Lietuviškai skaityti, kalbėti ir rašyti, nes šalis, iš kur esam, vardu Lietuva.
vieta, kur išmoksim kalbėti ir rašyti. Bostono lietunis. O dabar visi kartu. Šeštadienis, tai geriausia diena. Susitikti su draugais, kalbėti lietuviškai.